ateina man pavasaris ir aš pamatau, kad man kažkas nesusisega, tai vietoj to, kad turbūt pakeisti visus mitybos įpročius, sėsti, bent jau paskaityti ir kažkaip save, nu taigi paprašiau nueiti ir susipirkti iš naujo viską. Tai va, žinokit, va, šitas dalykas, kai antrą kartą atėjo, aš garbės žodis pradėjau verkti. Ieva yra labai griežta, labai teisinga ir sąžininga. Tai mes vieną kitą tikrai labai prižiūrim, mums tikrai lengviau bus ir išeiti ir kartu ir sportuoti ir vaikščioti. Ir palaikymą turėsim tokį, ir žino, ką tuo kritiniu momentu turbūt ir pasakys, ir labai ir paguos, ir stiprybės kažkokios tai suteiks. Tai turbūt geresnio partnerio aš negalėjau susirasti šitam reikalui. Mes dar ir draugės kaip sesės, mes ir draugaujam. Ir kaip sesės, ir laisvalaikį leidžiam kartu, ir nusidedam maiste kartu. Tai va, tas dalykas dabar susitempti mums iš tikrųjų ir labai gerai, kad mes vieną kitą ir matom, ir smagiau, labai smagu. Ir mes esame viena kompanija, mes ir tikrai, va, kaip jau pasakė, mes leidžiam labai daug laiko kartu, ir mūsų yra atostogos ir laisvalaikis, taip kad mūsų tas visas šito viso mitybos, visos pakeitimas ir prieimas prie to sveikesnio viso, tai mums tikrai labai naudinga. Nu, aš tai dietų nesilaikiau niekada, čia mano pirma dieta, tai va, man labai džiaugsmas didelis, kad va, iškart pataikiau pagal mane, aš pataikiau ten va, pagal tokį principą, kokio man reikia. Tai mano pagaliau tikslas yra realiai numesti svorį ir sveikai numesti ir kad jisai nebegrįžtų. Tai va tiesiog norisi pereiti prie visai kito gyvenimo būdo. Aš netgi sakyčiau, tiek žalingų produktų nevalgau, kiek aš daug valgau. Tai čia mano didžiausia bėda. O aš manau, kad būtent su šituo projektu mes pagaliau išmoksime valgyti. Tai vat su Agne, vat kiek kalbėdavomės, kad reikia, nu eikim, nu einam, tai vieną dieną paeinam, tai vėl kitą dieną nepaeinam, tai čia biškiai kažką pasilaikėm, tai vėl nepasilaikėm. Ir va šita programa, kad čia yra labai taip griežtai, čia reikia laikytis. Nu, jinai tokia teisinga, jeigu sakau, vis pusė Lietuvos moterų jos laikytųsi ir jom būtų už nugaros koks damoklo kardas arba labai didelė pinigų suma pakabinta, tai žinokit, visos taptų plonos, nes jos visos padarom. Moteris laukia tol, kol kažkas neatsitinka. Vienai rūbai, kitai gal sveikata, trečiai vyras paliko, dar kažkas, tai va tik tada kažkaip tai va tas. Nu, pas mus, ačiū Dievui, mes va tikrai priežastis, kad mes norim būti tokios labai fainos, gražios. Mes esame labai fainos ir gražios, bet mes norim būti lieknos ir sveikos.